O dabar aš You kalbėsiu. can move the chair. Okay. No. Remove the chair. Okay. This is your microphone. Yeah. So we will now continue again on healing. Or maybe Taigi, move mes- that chair a little bit away. Taigi mes toliau tęsim pokalbį apie išgydymą. Push that away, that chair. Ai, net, okay. Okay. You know, yesterday you have seen so many cameramen and also people who is in the editing computer. Here everything is done by one man. Taigi, vakar jūs ten, kai buvom Kretingoje, matė daugybę operatorių, kurie dirbo prie kamerų ir taip toliau, o čia aš sėdžiu vienas. Yeah. All right, now it is important that we learn about the healing from the Jesus himself. O dabar mums labai svarbu, kad mes mokytumėmės apie išgydymą iš paties Jėzaus. Yeah. So I'm going to explain, or we are going to learn some of the healing sessions Jesus has done. Paaiškinsiu, kaip Jėzus atliko gydymus, kaip jisai gydė žmonės. But I would request you must learn more from the gospel. O ir aš jūsų prašysiu, kad jūs kuo daugiau išmoktumėt iš pačių evangelijų. That is, you should go through every chapter of the gospel. Turit skaityti kiekvieną evangelijos skyrelį. Particularly wherever the healing prayer Jesus has done. Ir ypatingai atkreipti dėmesį į tas vietas, kur Jėzus meldžiasi išgydymo. Shall we stand up and little bit praise the Lord? Atsistokim gal ir truputį pašlovinkim So that you viešpatį, be awake. kad jūs atsibustumėt. Sing a powerful song, Sugėdokim tokią stiprią, galingą giesmę, praising song, šlovinimo giesmę, hallelujah song. Aleliujas giesmę. Yeah, come on. Nagi. Egle. Hallelujah. Come on, jump and sing. Taigi, šokinėkit ir giedokit. Šokinėkit ir giedokit. Alleluja. 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 Everybody loud voice. Visi garsiai. Come on. Visi garsiai. Alleluja. 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 Very good, thank you. Labai gerai, ačiū. Please be seated. Taigi sėskit. If anybody feels sleepy, raise your hands. Jeigu kas jaučiasi mieguistas, kelkit savo ranką. Then I will allow you to put you to sleep. Tada aš leisiu jums eiti miegoti. Okay. Taigi, Now, I am going to explain some of the healing prayer, some of the healing event in the gospel. dabar aš paaiškinsiu kai kurias išgydymus, kurie yra šventajame rašte. It is a sample. You have to do it yourself when you go home tonight or tomorrow night. You have to do it more. Tai bus jums kaip pavyzdys, ką jūs šiandien turėsite daryti, kai jūs
mes pabaigsim tą sesiją ir kaip toliau tęsti. You have to work hard. Jūs turite sunkiai dirbti. Homework. Namų darbas. You are children learning. Jūs esat vaikai ir turit mokytis. You are disciples. Jūs esat apaštalai. And what did you say? Apaštalai. Not apostle. Mokiniai. Not Mokiniai. apostle. Mokiniai. Disciple. Mokiniai. See, I even understand some of the words. Wonderful. Holy Spirit is working very hard. Wonderful. In the New Testament, in the Gospels, there are 42 events of the healings or miracles. 42 išgydymai ir stebuklai. Now tell me, how many of you learned at least one event with the idea, I must know how Jesus is doing this? Ar yra iš jūsų bent vienas, kuris žino bent vieną tą išgydymą tiksliai ir naudoja taip, kaip Jėzus tai darė? Is there anybody took interest to learn that, how Jesus is doing the healing? Ar kas nors domėjotės bent vienu išgydymu ir darė taip, kaip Jėzus gydo? Anybody? Yeah. Marita. Marita, okay. Jėzus sako, pražuda žmogų, kelkis ir neštuvosi vaikščio. Jesus says to paralyzed person, take your bed and go home, be free. Okay, that is not enough. Okay. Čia nepakanka. The next, yeah, you. Taip. I was interested and I read many of those healing miracles, and always Jesus repeats, your faith has healed you. Yeah. Very good, that's a good point. Labai gerai, labai geras taškas. That is, Jesus finally says about the faith. Jėzus sako, galiausiai sako apie tikėjimą. Sometimes when it is not happening, Jesus says, you little faith. O kartais Jėzus sako, o jūs mažas tikėjimas. Okay, very good point. Anybody else want to say something about Gal it? dar kas nors turi ką nors pasakyti? Aš tai sakau, kelkis Jėzaus vardu ir vaikščiu. Čia tai buvo Medžiugorjėj, su vežimėliu atvažiavo prieš 10 metų. Gerai, she's saying, I say in Jesus' name, get up and walk. It was in Medjugorje, a lady was sitting in a wheelchair. I don't know their language, and I said those words, how I felt. I told them. And I didn't look and I didn't see what happened. Okay. So, now I am going to, yes. But čia ne Jėzus. Yes. She's saying, no, when my son's had a headache, I always stroke him and said, I take this pain away. And he trusted her as a mom, and he always was healed. The pain left him. Okay, now let us take certain important points. First of all, why do we do this healing prayer? Taigi, pažiūrėkime labai svarbius tokius punktus, kodėl mes atliekam tą išgydymo maldą. English, some hot water, please. Healing prayer is needed not only for giving them good health. Bet išgydymo malda nėra tam, kad jiems suteiktume gerą sveikatą. The purpose of the healing prayer is to manifest the power of salvation, power of Christ. Bet išgydymo tikslas yra apreikšti Jėzaus gydančią ir išlaisvinančią And it galią. increases the faith of that person and faith of those others who watch
or who see these healings. Ir kad augtų to žmogaus tikėjimas ir pasitikėjimas Dievu ir tie žmonės, kurie supa tą žmogų. And after that they will give testimony that Jesus has healed me and I believed Jesus, I heard the word, I said the word and Jesus has done this to me through his power of death and resurrection. So now in short. Yeah. Okay. After the healing, the person should give a testimony. He will automatically give testimony to the people. Ir po to, po išgydymo, tas žmogus liudys, kad Jėzus mane išgydė. And that person should proclaim, I am healed through the passion, death and resurrection of Jesus Christ. Ir tas žmogus, jisai skelbs, kad aš esu išgydytas per Jėzaus Kristaus mirtį, kančią ir prisikėlimą. Yeah. So the people will receive faith. Ir žmonės paaugs, gaus tikėjimą. And the person who healed experience the power of resurrection. Ir tas žmogus, kuris yra išgydomas, jisai patiria prisikėlimo galią, jėgą. Then only the kingdom of God will spread. Tokiu būdu plėsis Dievo karalystė. So one side it gives healing for the person, that is good. Iš vienos pusės yra gerai, tas žmogus gauna išgydymą. But the purpose is not only the personal benefit of the person healed. Tikslas yra ne tik tai tas asmeninis gerovė to žmogaus, but to spread the kingdom of God, to evangelize. Bet tai, kad plėstųsi Dievo karalystė ir kad būtų evangelizuojama. So that should be our understanding when we do a healing prayer. Ir tai toks turi būti mūsų supratimas, kai mes meldžiamės už išgydymą. So you can see a certain common factor in Jesus' healing prayers. Jūs galite matyti tam tikrus punktus, kurie kartojasi visose tos He makes išgydymo sure maldose. that they receive a teaching and the teaching of the gospel. Jo svarbiausias punktas tai, kad jie išgirstų Evangeliją, mokymą, Gospel of Jesus Christ. kad jie išgirstų Jėzaus Evangeliją. That Jesus has come to take away our burden, our infirmities, Jėzus our sicknesses. Atėjo čia, kad sunaikintų mūsų ligas, nuodėmes, mūsų sunkumus prisimtų savo. He was sent by the Father for the whole humanity. Jis buvo atsiųstas Tėvo visai žmonijai. And he used to use the word of God, that is Jesus' own word, when he said the healing happens. Ir jisai naudodavo Dievo žodį, kai Jėzus ištardavo žodį, išgydymas įvykdavo. And when he see the sick people, Ir kai jisai matydavo tuos sergančius he žmonės, moved with compassion. jisai būdavo pripildytas užuojautos. You know what is the meaning of compassion? Ar žinote, ką reiškia ta žodis užuojauta? Compassion means accompanying in passion. Tai reiškia bendrystė kančioje. As an example, he came with the apostles to another side of the lake and said, let us take some rest there. Kai jisai atvyko su apaštalais nuvyko į kitą krantą ežero, ar ne, jisai sako, pailsėkit. But the people came to know he is going to come to that place, so so many people arrived there before Jesus and the apostles arrived there. Kai žmonės sužinojo, kad jie ten atvyks, tai jie pirmiau už tuos apaštalus ten atsirado. Then what is written there Ir is, kas ten buvo parašyta? when he saw the multitude of people, he was moved with compassion. Kai jisai pamatė tas minias žmonių, jisai buvo pripildytas užuojautos. He knew these people are all sinners. Jisai žinojo, kad visi tie žmonės yra nuodėmingi, yra nusidėjėliai. But he did not blame them. Bet jisai jų nekaltino.
He loved them even if they are sinners. Jis juos mylėjo netgi tuo metu, kai jie buvo nusidėjėliai. Why they are still sinners? Kodėl jie vis dar nusidėjėliai? Because the salvation has not yet come. Todėl, kad išganimas dar nebuvo atėjęs. How the salvation comes? Ogi kaip išganimas ateina? Only through Jesus Christ. Tik tai per Jėzų Kristų išganimas ateina. So now also our problem is many people, although are believing in Jesus Christ, Taigi mūsų problema yra tokia, kad daug žmonių tiki Jėzumi, but they are not exactly understanding what is the salvation or have not experienced the bet salvation. jie iš tikrųjų iš esmės nesupranta, kas tas yra Jėzus išganimas ir jie nepatiria to išganimo. Okay, now let's see, we had one event of Matthew chapter 4:23, we are going to see it again. Mato 4:23. This passage can be seen in two places, Matthew 5:23, 5:23. no, 4:23, sorry. 4, Mato 4:23. 4:23 Yeah. and 9:35. Ir 9, 30, 9:35. Chapter 9:35. Yeah, 35. So, 9, read 35. 4:23 we are doing the second time. Jėzus vaikščiojo po visą Galilėją, mokydamas sinagogose, skelbdamas karalystės evangeliją ir gydydamas žmonėse visokias ligas bei negalias. He went around all of Galilee, Jis vaikščiojo po visą Galilėją, teaching in their synagogues, mokydamas sinagogose, proclaiming the gospel of the kingdom, skelbdamas karalystės and evangeliją curing every disease and illness among the people. ir gydė žmonėse visokias ligas bei negalias. Now next, his fame spread to all of Syria, and they brought to him all who were sick with various diseases and racked with pain, those who were possessed, lunatics and paralytic, and he cured them all. Which one are you reading? Yeah, continue with that. Okay, sorry. So, net visoje Sirijoje pasklido apie jį garsas. Žmonės neždavo pas jį visus sergančius, įvairių lygų bei kietėjimų suimtus, demonų apsėstus, nakvišas bei paralyžiuotus, o jis išgydydavo juos. Paskui jį sekė ištisi pulkai žmonių iš Galilėjos, Dekapolio, Jeruzalės, Judėjos ir už Jordanės. Yeah. So the last sentence is, and great crowds from Galilee, Decapolis, Jerusalem and Judea, and from beyond Jordan followed him. Ir šitą paskutinis sakinys, paskui jį sekė ištisi pulkai žmonių iš Galilėjos, Dekapolio, Jeruzalės, Judėjos ir už Jordanės. Exactly this is what will happen if you also do lot of healing prayers. Tas pats vyks su jumis, jeigu jūs melsitės už išgydymą. If you exercise the healing prayers in the name of Jesus, when you do the healing, his fame will spread. 24, verse 24. Kaip melsitės už žmonės, už jų You išgydymą read, Jėzaus. you open the Bible and read, underline every word. Šitą 24 eilutę nuo 23 But for it is done. pasibraukit, nes tai vyks su jumis, His jeigu jūs fame melsitės spread. už išgydymą, nes jo šlovė, ta šlovė sklis per jūs. Yeah. His fame is spreading not for his own glory, but for the kingdom to spread. Jo šlovė skleidžiasi ne dėl jo paties, bet dėl to, kad plistų žinia apie karalystę, Dievo Do karalystę. you want the kingdom to spread? Ar jūs norit plėsti karalystę? Oh, you understand it? Do you want the kingdom of God to spread in Ar Lithuania? jūs norit, kad Dievo karalystė plistų Lietuvoje? O, it's better.
then if you follow this method, it will be very good. Ir jeigu jūs vadovausite šituo metodu, bus labai gerai. How many of you are here today, new people? Kurie čia iš jūsų esat nauji, How many of you new today? kurie šiandien atvykot. Okay. Were you there in the evening program yesterday? Ar buvot vakariniai programui? How many of you were there yesterday evening program? Kas vakar buvot vakariniai programui? Yeah. Almost everyone. Yeah. How you felt it? Was it good? Kaip jautėtės, ar buvo tai gerai? Yeah. Was it good? It was very good. Yeah. So when we do like this, Kai now mes tai many darom, people will ask, when are you going to have again such session? tai kai daugybė žmonių klausia, kai po tokių susitikimų, kada jūs iš naujo darysit tokį vėl maldos vakarą? Because there was preaching Todėl, kad ten buvo and skelbimas healing. ir gydymas. Preaching and healing. Skelbimas ir gydymas. So that helps the people. Tai padeda žmonėms. And that brings the people, and the people will inform other villages, other places, and bring the sick people. Ir šitą tada tie žmonės, kurie buvę, jie skleis žinią ir atsives kitus žmonės, kurie turi sveikatos problemų. Okay. So as we study this event, we have to understand many factors. Kai mes gilinamės į tuos įvykius, mums reikia daug faktorių suprasti, kas čia vyksta. First sentence says, Pirmas sakinys sako, he went all around Galilee. Jėzus vaikščiojo po visą Galilėją. So Galilee, we must know, Galilee means it is most of the people were Gentiles there, not only Jews. Mums reikia suprasti, kad Galilėjoje gyveno pagonys, ne žydai. Yeah. So he did not go only to the Jewish people, he went to the Gentiles. Jisai nėjo tik tai pas žydus, jisai ėjo pas pagonis. To Galilee. Į Galilėją. And Ir go a little more detail, all around Galilee. Ir dar viena tokia detalė. Aplink Galilėją, po visą Galilėją. All around. He did not show any partiality to some good people or bad people or rich people or poor people. Jis nesirinko žmonių, kad čia tas geresnis, tas blogesnis, turtingesnis. Jisai ėjo pas visus, neskirdamas. All around Po visą Galilėją vaikščiojo. So we must be open. The healing grace can flow to everyone without any partiality. Ir mes turim būti atviri šitą, kai meldžiamės už išgydymą, visiems žmonėms, be jokių barjerų, be jokių nuostatų tų žmonių atžvilgių. And another point we have to understand here, verse 24, we read once again 24. 24 eilutę dar kartą His paskaitysiu. fame spread to all of Syria, and then they brought him all who were sick. Net visoje Sirijoje pasklido apie jį garsas. Žmonės neždavo pas jį visus sergančius, visus. All who were sick. Visus sergančius. Įvairių See, lygų. now how many places this all is mentioned here? Ir kiek kartų tas visus, kiek kartų yra All of Galilee. vis po visą Galilėją. Now he says all who were sick. Visus, kurie sergo. And again mentioning what type of problems. Ir taip pat išvardina, kokias problemas jisai gydė. Are you reading in the text? Ar jūs skaitote tekstą dabar? Yeah. Who were sick with various diseases Kurie sirgo įvairiomis lygomis. and racked with pain. Ir skausmuose buvo. Those who were possessed Tie, kurie buvo apsėsti. and lunatics Lunatikai and paralytics. ir paralyžiuoti. See the varieties of problems.
išvardinama problemų įvairovė. Don't we see the same thing in our society also? Ar mes nematom to paties savo visuomenėje? Yeah. Taip. So Jesus, people were, because there is no solution. Even now, in spite of so much medical science, we have no solution for many sicknesses. Net ir dabar labai stipriai viskam pažengus, mes neturime atsakymų į daugybę ligų, sprendimų, kaip tas ligas išgydyti. Lunatics. Lunatikai. Possession. Nakvišos, apsėsti. So many type of evil possessions. Tiek daug blogio apraiškų, apsėdimų. So that is another area I will explain when we talk about the gift of deliverance and casting out demons. Aš paaiškinsiu apie šitą sritį daugiau, kai mes kalbėsim apie išlaisvinimą. There are different types of evil spirit troubling us. Yra skirtingos dvasios, kurios kenkia mums, trukdo mums gyventi. Because we are not praying enough for the devils to go away. Todėl, kad mes nepakankamai meldžiamės, kad piktasis paliktų mus We pasitraukti. do not know what to do. Mes nežinom, ką daryti. Okay. So now about the healing. Apie išgydymą. We understood in this passage Mes supratome iš šito so paragrafėlio, many types of sicknesses. kad yra tiek daug lygų, rūšių. So we should not rule out, oh, this sickness God cannot heal. O mes negalim išskirti, žinot, šitos lygos Dievas negali išgydyti. If somebody has brought a sick patient to you and you prayed for healing, nothing happens, you should not say, oh, I don't know how to do, you go to the doctor and take medicine. Jeigu pas jūs atėjo žmogus, kuris turi sergą ar ne, jūs meldžiatės ir jisai neišgyja, jūs negalite sakyti, tegul jis eina pas gydytojus. That is not our way. Tai yra ne mūsų kelias, ne mūsų būdas. They might have already gone to the doctors Jau galbūt jie buvo pas gydytojus and nothing happened. ir niekas neįvyko. That's why they are coming to us. Štai kodėl jie ateina pas mus. When we prayed, it is not healed. Kai That mes means meldžiamės ir tas žmogus neišgydomas, tai reiškia, there are something we have not learned or done in a perfect way. tai reiškia, kad mes kažko nesužinojom arba netlikam tinkamų būdų. The Lord told me Viešpats pasakė man, that my diabetics He will heal. jisai man pasakė, kad jisai išgydys mano diabetą. But many months are over till I am not healed. Bet jau daug laiko, daug mėnesių praėjo ir aš vis dar neišgydytas iš to diabeto. Why? Kodėl? My faith is still not enough. My faith must grow more. Todėl, kad mano tikėjimo nepakanka, mano tikėjimas turi augti. I believe Jesus can heal me. Aš tikiu, kad Jėzus gali mane išgydyti. But this healing grace to flow into me, there must be a connection. That is the faith. Bet kad Jėzaus malonė tekėtų, plauktų į mane, turi būti tas tikėjimo kanalas. So I am now praying, Lord, increase my faith, increase my Ir faith. aš dabar meldžiuosi, Viešpatie, padidink mano tikėjimą. And I am learning several things. I am growing now in the faith. Aš mokausi keleto dalykų ir augu savo tikėjime. The doctors said I need to have an open heart surgery because my blood vessels are having some blocks and that has to be okay. Dabar, can you repeat? The doctor said my blood vessels have blocks, therefore it needs to I need a bypass surgery. Kadangi mano kraujagyslės yra problematiškos, tai aš turiu turėti širdies atvirą operaciją. But the Lord said, no, I will heal you. O Viešpats man sako, ne, aš tave išgydysiu. I believe. Aš tikiu.
And I believe I am healed. Aš tikiu, kad aš esu išgydytas. But my wife Mano and all žmona- others are asking, go to the doctor again and check up. Ir mano žmona ir visi kiti sako, eik pas gydytoją ir pasitikrink. I have two opinions in that. Aš turiu dvi nuomonės apie One tai. thing, I don't need to check up. I believe. Iš vienos pusės, man nereikia tikrintis, aš tikiu, kad aš esu išgydytas. Second thing, I want to wait for some more time. Aš iš kitos pusės, aš noriu palaukti šiek tiek daugiau laiko. Otherwise, if they find a little mistake, they will say, no, you have to operate. Sako, oi, labai juokinga. Todėl aš, biškai daugiau taip laiko leidžiu, kad jie nerastų jokių priekaištų, jokių detalių, ar ne, kad jie man nesakytų, kad va, matai, čia taip ne viskas tvarko ir reikia daryti operaciją. But now 7 months are over, I have no problem. 7 mėnesiai prabėgo ir man viskas gerai. Everybody asks me, are you okay? Do you have any pain? Do you have any? I have no problem. Visi manęs klausinėja, kaip tau, ar tau neskauda, man jokių problemų, aš nieko nejaučiu. And from the time the doctor said that I should not travel, I should not lift the boxes, and I should be... Yeah. Ir kaip gydytojai man pasakė, aš negaliu keliauti toliau, negaliu lagaminų su savim sunkių kilnoti. But from that time, every day I am traveling, every day I am preaching, every day I am lifting up big boxes. Nothing happens. O šitą nuo to meto kaip tik aš keliauju, sunkius lagaminus kilnoju, skelbiu Evangeliją ir su manim viskas tvarkoj. I thank God that at this age I am able to do day and night work like this. Ir savo amžiuje aš dėkoju Dievui, kad aš galiu atlikti tokius darbus. So our faith is important, our faith. Mūsų tikėjimas yra labai svarbus. Yeah. But also certain area our faith has to grow. Ir tam tikrose vietose mūsų tikėjimas turi augti. Sometimes maybe the Lord may be using some simple people to pray for me and I will be healed. Kartais Viešpats naudoja labai tokius paprastus žmonės, kurie meldžiasi už mane ir aš esu išgydomas. So any of you feel that you can pray for me, you must pray. Ir jeigu kas nors iš jūsų jaučiat, kad jūs norit melstis už mane, esate įkvėpti Viešpaties, melskitės. Once I heard a homily of a priest Aš kartą išgirdau kunigo homiliją. that he was praying for a healing prayer, Jisai meldėsi išgydymo maldą. or some priest was praying for a healing prayer, Tiesiog kunigas, kuris meldėsi išgydymo maldą. and miraculous healing took place. Ir išgydymas įvyko, išgydymas. He was astonished, oh my God, you did some miraculous healing through me. O jisai buvo toks pritrenktas, nustebęs, o Viešpatie, tu per mane išgydei. Then the Lord spoke to him, Ir Viešpats jam pasakė, it is not because of your prayer, there was a old widow sitting there and praying, because of her prayer I healed that man. Sako, o Viešpats jam sako, žinai, čia ne dėl tavo tos maldos aš tą išgydymą padariau, bet ten sėdėjo tokia šita našlė moteris, jinai meldėsi ir dėl jos maldos aš išgydžiau. Padariau tą išgydymą. So that is how God works. Štai kaip Dievas veikia. We may be thinking, I am a healing prayer conductor because I prayed, healing take place, not necessary. Taigi aš galvoju, aš čia pasimeldžiau ir čia taip įvyko, bet kartais gal mūsų tos išgydymo maldos net nereikia. It may have happened through some other simple ladies or simple people who prayed. Galbūt šitą kiti paprasti žmonės meldėsi ir dėl to tas išgydymas įvyko. I know a woman, Aš žinau moterį, she has very powerful gift of healing. ji turi labai stiprią išgydymo dovaną. But she was not even baptized. Bet ji buvo net She nepakrikštyta. was a Hindu lady.
Ji buvo hindų moteriškė. But she strongly believed Jesus is God and Savior of the world. Bet jinai labai stipriai tikėjo, kad Jėzus yra pasaulio gelbėtojas So ir gydytojas. when there are serious sicknesses, people take her to the sick person and she prays and the healing takes place. Ir kai kažkas labai stipriai serga, ją žmonės pasikviečia arba jie atvažiuoja, jinai meldžiasi ir žmogus išgydomas yra. So me and a priest, we together wanted to know what type of prayer she is doing. Ir aš ir tas kunigas norėjom sužinoti, kokios rūšies maldą jinai meldžiasi. So that priest called her and also me, together we wanted to talk to her. Tada tas kunigas paskambino man ir mes kartu kalbėjome su ta We wanted moterimi. to note down the prayer, what she do. Mes norėjom užsirašyti tą maldą, kurią jinai meldžiasi, kad tie žmonės išgyja. You know, so many people have got so many written prayers. Jūs žinot, kad daug žmonių užsirašo daug visokių maldų. But she said, when she came, she said, I don't know how to pray. Jinai sako, aš nežinau, kaip reikia melstis. I simply cry. Aš tiesiog verkiu. That's all I do. Sako, viskas, ką aš darau, verkiu. That's a very good healing prayer. Tai yra labai gera išgydymo malda. She said, I don't know. Aš nežinau. I cry. Aš verkiu. Lord, listen to my cry. Viešpatie, klausyk mano verksmo. Mano šauksmo. God has a special language. Viešpats turi ypatingą This kalbą. language he understands immediately. Šitą kalbą jisai iš karto supranta. Now I remember another homily of a pastor. Aš prisimenu dar vieno kunigo pamokslą. A boy was crying, so his sister asked, why are you crying? Berniukas verkė ir jo sesė paklausė, ko tu verki? Oh, I asked mommy to give me a sandwich, she did not give. Aš prašiau mamos sumuštinio, jinai man nedavė to sumuštinio. Oh, mommy did not give you sandwich? Mama nedavė sumuštinio tau? No. Ne. Okay, wait, I will go and get it. Gerai, aš nueisiu ir atnešiu tau tą sumuštinį. And after some time, she brought the sandwich for Ir him from mommy. po kažkiek laiko jinai atnešė tą sumuštinį iš mamos. He said, how you got it? I asked mommy, mommy did not give. How you got it? Sako, aš prašiau mama duok ir jinai man nedavė to sumuštinio, tai kaip tu iš jos gavai? Mommy also told, no, I will not give, but then I cried and immediately mommy gave. Sako, tai va, sako, mama man irgi iš karto nedavė, bet aš pradėjau verkti ir jinai man iš karto padavė to sumuštinį. You understand? Suprantat? So, that is another way of healing prayer. Tai yra dar toks būdas išgydymo maldos. We should not feel, oh, I should not cry, what people will think about me, I should not fret tears here. All this reservation we should not have. Ta prasme, nereikia tokio suspaudimo turėti, o kaip aš čia verksiu, kaip aš čia atrodysiu. Ne, reikia laisvai elgtis, kaip You can see in the gospel several situations, even Jesus himself was crying. Mes net Evangelijose matom keliose vietose, net pats Jėzus verkė. Yeah. Verkė. Okay. Now we were learning chapter 4. Taigi 4 skyriuje mes mokėmės. Now what is after chapter 4? O kas eina po 4 skyriaus? After chapter 4 is chapter 5. Eina 5 skyrius. 5 skyrius eina. So chapter 5 is a very important chapter, Matthew chapter 5. 5 skyrius, mato, yra labai svarbus. And not only chapter 5, Ne tik tai 5 skyrius. Matthew 5, 6, 7. 5, 6 ir 7 skyrius. So everybody, Matthew 5, 6, 7. Ir sakom visi, mato 5, 6 ir 7 Say skyriai. louder, Matthew Mato 5, 6, 7. 5, 6 ir 7. Say everybody louder. Sakykite visi garsiau, mato 5, 6 ir 7.
suppose you don't have time to read the whole gospel, not even the New Testament, then at least you should read these 3 chapters and necessarily to by heart these 3 chapters. Jeigu neturit laiko skaityti visas evangelijas, tai išmokit mintinai 5, 6 ir 7 skyrius. Because this is the summary of the whole gospel. Nes tai yra santrauka visos evangelijos. This is the famous teaching of Jesus known as Sermon on Mount. Ir tai yra pats svarbiausias ir žinomiausias Jėzaus mokymas ant kalno. Atsiprašau, kalno palaiminimai. Sermon on Mount. Taip, pamokslas, kalno pamokslas. When we were boys, we used to nickname a priest as Matthew 5, 6, 7. Kai mes buvom vaikai, berniukai, mes tiesiog pravardžiuodavom kunigą Mato 5, 6, 7. Because whenever he start preaching, whatever may be the gospel, after 2, 3 sentences, he will start talking Matthew 5, 6, 7, Jesus said like this. Taip, kai jisai pradėdavo savo pamokslą, trumpai kažką pasakydavo ir po to nukrypdavo visada į Mato 5, 6, 7 skyriaus. That is the glorious gospel of Jesus Christ. Tai yra pati šlovingiausia Jėzaus Kristaus evangelija. Every word what is spoken in these 3 chapters are very important. Kiekvienas žodis šitose 3 skyriuose pasakytas yra labai svarbus. Now I want to say Jesus' healing happens Noriu pasakyti, kad Jėzaus not only išgydymai through the vyksta gift of the Holy Spirit, ne tik tai per šventosios dvasios dovaną, but by the word of Jesus Christ himself. bet per paties Jėzaus žodį. Like the priest take the piece of a bread and say the same word of Jesus. Taip kaip ir kunigas ima duoną ir sako žodžius. What is the word the priest is saying in the Holy Mass? Kokį žodį kunigas ištaria šventose mišiuose? This is my body. Tai yra mano kūnas. Then what happens there? Ir kas tada įvyksta? It becomes his body. Ir tai tampa jo kūnu, Jėzaus It kūnu. is, firstly it is because Jesus instituted that as a sacrament. Tai todėl, kad Jėzus tai įsteigė sakramentus. So as Catholics we must give highest reference, highest respect and devotion, adoration to the Eucharistic Lord. Todėl mes kaip katalikai turim ypatingai gerbti Eucharistiją ir Jėzų švenčiausiame sakramente. And the power of the word of Jesus. O antra, tai yra Jėzaus žodžio galiai. The whole Bible is also word of God. Visa Biblija yra Dievo žodis, But bet what Jesus spoke personally Jėzus is sakė, different. asmeniškai tai yra skirtinga. That has a performative power. When Tai turi veikimo galę, stiprią veikimo when galę. Jesus said, it is happening. Kai Jėzus pasako, dalykai vyksta. This is my body. Tai yra mano kūnas, So what happens? kas vyksta, It becomes his body. tai tampa jo kūnu. Yeah. Once Jesus was asking me personally, because I was doing a script for the catechism for the children, how to teach the children catechism. Kartą manęs Jėzus paklausė, nes aš ruošiau tokį santrauką katekizmo mokyti I vaikus. have made animation films of all the miracles of Jesus Christ. Aš sukūriau animacinius filmukus išgydymo istorijų, Jėzaus išgydymo It is in the istorijų. YouTube, but it is Here not in YouTube. it is not in your language, but Bet nėra jūsų kalboje. yeah. It is in English, German, Tai many yra languages. anglų,
anglų, vokiečių kalbose. Okay. Because of that, I have learned all the events of the Bible very detailed. Todėl, dėl to, kad aš tai dariau, išmokau labai detaliai tuos biblinius įvykius. Then I realized Tada aš supratau, that I know very little. kad aš žinau labai mažai. What I know is a drop, and what I do not know is an ocean. Ko aš žinau, tai yra lašelis, o ko nežinau, tai yra visas vandenynas. Okay. Taigi, Now, Matthew 5, 6, 7. dabar Mato 5, 6, 7. That shows the importance of the word of Jesus. Tai parodo Jėzaus žodžio svarbą. Now, I will show you Dabar the aš last parodysiu words jums of chapter 7. paskutinius žodžius 7 skyriaus. So, are you sleepy? Ar jūs miegat? Raise your hands. Pamojuokit savo rankom, Stand up now. atsistokit. I will make you sleep. Come on, stand up. Aš nenoriu jūsų Stand up and užmigdyti. clap your hands. Atsistokit ir paplokit. Fill me, fill me, fill me. Pildyk. Fill me, fill me, fill me. Love, joy, peace. Meilė, džiaugsmas, ramybė. Fill me, fill me, fill me. Love, joy, peace. Meilė, džiaugsmas, ramybė. Fill me. Pildyk. Meilė, džiaugsmas, ramybė. Yes, enough. Thank Gana. you. We are 6 o'clock is the supper, no change. 6 valanda yra vakarienė, But niekas I want nepasikeitė. to do one more workshop on healing prayer. Aš noriu padaryti dar vieną So please be ready. tylos. So before that, I am telling you some inputs how to do the healing prayer. Noriu dar vieną tokią workshopą, praktiką padaryti su jumis ir dabar viską pasakoju apie išgydymą, ką jūs turėsite. Then after the supper, we are going to have a group healing prayer directly here with the Eucharistic Mes adoration. turėsim visos grupės išgydymo maldą prie švenčiausio sakramento. All these things will make you to have more confidence Ir how to pray for healing. tie dalykai suteiks jums pasitikėjimo, kaip melstis dėl išgydymo. Okay? So don't sleep now. Okay? Taigi nemiegokit dabar, labai svarbu. Now please read in Matthew chapter 7:24. 7:24 šitą. That is the concluding teaching of Jesus after the Sermon on Mount. Tai yra kaip pabaiga, tai ką Jėzus sako. Those who have the Bible, please open and read that. Tai kas turi savo Biblijas, atsiverskit ir skaitykit. Can they read in Lithuanian? Yeah. 24 eilutė. Everybody please Visi repeat. kartu klausom. Kas klauso šitų mano žodžių ir juos vykdo, panašus į išmintingą žmogų, pasistačiusį namą ant uolos. Okay. So everybody repeat this once again. Dar kartą visi kartu pakartojame. Kas klauso šių mano žodžių ir juos vykdo, panašus į išmintingą žmogų, pasistačiusį namą ant uolos. Now I am going to explain every word in this with more accuracy. Čia paaiškinsiu kiekvieną žodį labai tiksliai ir aiškiai. So pay attention. If you have no Bible, you write down this word in your notebook. Atkreipkite dėmesį ir užsirašykite tai, ką aš sakysiu. Yeah. Į savo Once žodžius. again, everyone who listens to these words of mine and acts on them will be like a wise man who built his house on rock. Kas čia anglų kalboje truputį kitaip skamba. You are writing down? Kurie klauso šių mano žodžių ir juos vykdo, panašus išmintingą žmogų, pasistačiusį namą ant uolos. This he is referring to this whole
Jesus' own teaching, particularly the 3 chapters, Matthew 5, 6, 7. Šitie žodžiai būtent jisai kaip susumuoja tuos žodžius, kuriuos jisai pasakė 5, 6, 7 skyriuje. Tie žmonės, kurie klauso ir kaip elgiasi, stato savo gyvenimą. Now, in this sentence, you have to learn very, very accurately. Šitame sakinėje mes turime labai aiškiai suprasti. The first word is written, everyone. Visi. Everyone. Kiekvienas. So are you one of that, everyone? Ar jūs esate vienas iš tų visų? Yes or no? So can you say, oh, this is not for me, this is all for the priests and religious or big people who are very mystic? Arba tiem žmonėm, kurie tokie mystikai. So Matthew 5, 6, 7. Mato 5, 6, 7. What does he say? Ką sako? Everyone. Visi. Say louder. Visi pasakykit. Visi. Everyone. Once again. Visi. So is it for you? Ar tai yra jums? What? Matthew 5, 6, 7. Mato 5, 6, 7. It is for everyone. Tai yra kiekvienam. So it is for each one of us. Kiekvienam So asmeniškai. Jesus is teaching to you personally. Jėzus kiekvieną asmeniškai jūs moko. Don't think it is spoken to the people who are on the mountain. Negalvokit, kad tik tiem žmonėm, kurie ten kažkur kalnuose He yra. says to everyone. Jisai sako kiekvienam. Say once again, everyone. Sakykim, kiekvienam. So it is for me. Tai yra man. You got it? Jesus is giving you some very, very big wisdom. Taigi, Jėzus duoda jums labai didžiulę išmintį. No one is exempted from this. Niekas nėra išskirtas iš to. Everyone. Kiekvienam. So this is how you have to learn the Bible Štai kaip mokomės Bibliją. or New Testament. Arba Naują testamentą. Going each word. Einam žiūrim į kiekvieną žodį. Okay. Now, second part. Kita dalis, antra dalis. Everyone who listens to these words of mine. Kiekvienas, kuris klauso šitų mano žodžių. Mine. Mano. Who listens? Kiekvienas, kuris klauso, That means you have to listen. reiškia, kad mes turime Not only klausyti. reading. Ne tik tai skaityti, bet It's not klausyti. written those who read my word. Neparašyta tie, kurie skaito mano žodį. You should listen. Jūs turite klausyti. When you read, it goes to your head. Kai jūs skaitote, tai eina į jūsų galvą. When you Jūsų protą. listen, it goes to your heart. Kai jūs klausote, tai eina į jūsų širdį. And it increases your faith. Ir tai taip auga jūsų tikėjimas. In Romans chapter 10, 17 says, Romiečių laiške 10:17 by hearing, faith increases. per klausimą tikėjimas 10:17. tikėjimas iš klausimo, čia yra. 10:17. 10:17. Faith comes from what is heard, and what is heard comes through the word of Christ. 10:17. Taigi, tikėjimas iš klausimo, klausimas, kai skelbiamas Kristaus žodis. Everybody lift up your one hand and proclaim it. Kiekvienas iškeliat ranką ir skelbėt. Taigi, tikėjimas iš klausimo, klausimas, kai skelbiamas Kristaus žodis. Now you realize our faith must increase, correct? Dabar jūs supratat, kad mūsų tikėjimas turi aukti. This is one way to increase our faith. Tai vienas žodis, per kurį galima paauginti savo tikėjimą. By hearing the Per word. klausimą žodžio. So these days now we have audio Bible. You can hear the word of Jesus. Šiomis dienomis mes turim galimybę klausytis Dievo žodžio. So hearing Klausimas, the word of Christ. klausimas Dievo žodžio, Kristaus klausimas, taip. Not any part of the Bible.
Tai nėra bet kokia Biblijos dalis, bet but Kristaus, the word of Christ. Kristaus žodžio klausimas. So that's why I say Matthew 5, 6, 7. Todėl aš sakau, Mato 5, 6, 7. In these 3 chapters, only Jesus' preaching, proclamation Per is šitos recorded. 3 skyrius Jėzus skelbia žodį, savo Even žodį you can skelbia. record it in a voice and you can listen it again. Jūs galit įsirašyti balsu ir klausyti. Important. Labai svarbu. Listening. Labai svarbu klausyti. Listening. And listening what? The word of Christ. Ir labai svarbu klausyti Kristaus žodžio. Yeah. Okay, coming back to Matthew. Taigi grįžtame į Mato Evangeliją. So he says, whoever listen to Ir jis this sako, word of mine. Kas tik tai klauso šitų mano žodžių, So next point is words of mine. mano žodžių, And acts on them. Listening ir alone juos is not vykdo. enough. Girdėti neužtenka. So make a box there, acts on them. Ir juos vykdo. Listening? Klausimas. Okay, this is 2000 years old book. Why should I O, obey these a, things? čia 2000 senumo knyga, ko aš čia turiu juos klausyti. No, the word of God Ne. is Dievo always yra same visada today. It is yesterday, toks today, pat. and forever same. It has same value. Dievo žodis yra toks pat vakar, šiandien ir visados. It is given to us not only to listen, but also to live the gospel. Ir Live the gospel. šitas žodis yra duotas mums ne tik tai klausytis, bet ir juo gyventi. Act on them. Ir pagal jį elgtis. As an example, Matthew 5:43 says, Mato 5:48 sako, 44 says, 44. 44. I say to you, Aš sakau jums, love your enemies. sakau, mylėkite savo priešus. Now, let us act. O dabar veikime. We hear it. Mes girdėjome, Love your enemies. išgirdome, mylėk savo priešus, Now act. o dabar veikime. Veikime, dabar Act. So you have to find out who are my enemies dabar turit suprasti, atrasti, kas yra jūsų priešai and love them. ir mylėti juos. Then we realize we cannot really love them. Ir mes suvokiam, kad mes iš tikrųjų negalim jų So what we mylėti. should do? Taigi, ką turime daryti? Fill me, Tada einam. love, Pildyk, joy, pildyk, peace. pildyk. Meilė, džiaugsmų, ramybė. Love, joy, peace. Pildyk. Meilė, džiaugsmų, ramybė. So Jesus has also given the Holy Spirit to fulfill His word. Jėzus taip pat duoda savo šventąją dvasią, kad mes išpildytume jo žodį. Okay. Tai, Now coming back to 7:24. tai grįžkime į 7 skyriaus 24 eilutę. Can you wave your hands? Hallelujah. Galit mojuoti savo rankom ir sakyti aleliuja. Wave your hands to me. Mojuokit rankom savo Very man. important point is coming now. Very Labai important svarbus punktas point. ateina. Nobody should sleep now. Niekas negali miegoti dabar. Now listen. Dabar klausykit. Now look in your statement. Pasižiūrėkit Listen. šitą sakinuką, kaip parašyta. Then will be like a wise man. Kažkas There will vyko be- panašus išmintingą žmogų. Is it Yeah, written no, a wise it's man? a bit, yeah, but, yeah. A wise man. Panašus If you į listen my išmintingą word, žmogų. you Ir listen klausot my mano word, žodžio and act on it, ir veikiat pagal jį, they will be like tada jūs Like. būsite kaip a wise man. kaip išmintingas žmogus. Who is that a wise man? Kas yra tas išmintingas žmogus? A wise man. Išmintingas žmogus.
like a wise man. Kaip išmintingas Who žmogus? is that? Kas yra kaip Have you ever met išmintingas such žmogus? a wise man? Ar sutikot kada nors tokį Is išmintingą it žmogų? written a wise man? Ar Gal duoda išminties, kad vykdytų dalykus. a man who gives wisdom how to do things? That is Jesus Christ. Tai yra Jėzus. A wise man. Tas išmintingas žmogus tai yra Jėzus. Kaip išmintingas žmogus tai yra So the Jėzus. word a is important here. Čia, A. we don't have in Lithuanian language. It's not written in No, Lithuanian. he, as a wise man, but not a wise man. As a wise man. Yeah, no? yeah, yeah. Okay, it's yeah. there. No, we don't have articles. in Article, Lithuanian. okay, yeah. But But in wise man. the meaning, Bet reikšmė, nes anglų kalboje tas labai toks, išmintingas žmogus, bet koks išmintingas žmogus pas mus, gramatikoje to nėra to nukrypimo tokio. so we have to understand, Jesus said, when we listen the word and obey, Jūs suprasti, kai mes klausome Dievo žodžio ir jam paklūstame, we will be like mes būsime kaip not išmintingas žmogus. a wise man Ne išmintingas žmogus, bet kaip išmintingas žmogus, who builds a house on a rock. kuris stato namą ant uolos. Now shows the next sentence. Tada sekantis sakinukas, Rain fell, the floods came, and the winds blow and buffeted the house, but it did not collapse. papliupo liūtis, ištvino upės, pakilo vėjai ir daužėsi į tą namą. This is the reality of our life. Tai yra mūsų gyvenimo realybė. We have a lot of problems. Mes turim daugybę problemų. It is a common factor in every family. Tai yra tiesiog bendras vardiklis kiekvienai But šeimai. if you listen to my Bet voice jeigu word, jūs klausotės mano žodžio and act according to that, ir elgėtės pagal tą žodį, then your house will not collapse. tada jūsų namas nesugrius. So, in our family there are a lot of problems, sicknesses, Mūsų šeimos yra daug problemų, lygų and evil afflictions, ir piktojo pasiriškimų, enmity, susipriešinimo, problems. socialinių problemų. One of the reason is this. Viena iš priežasčių yra šita. Somewhere we have gone wrong. Kažką mes padarėm ne taip. We have not understood or listened to Jesus' Mes words. nesupratom ar neišgirdom Jėzaus balso, Jėzaus kalbėjimo. As an example, Kaip pavyzdį, love your enemy. mylėk savo priešus, We cannot do it. o mes negalim to padaryti. So what will happen? Kas We įvyks? cannot experience Jesus. Tada mes negalim patirti Jėzaus. We cannot experience His healing power also. Mes negalim patirti jo išgydančios galios. Only one word. Tik vienas žodis. So, why? Kodėl? That is the biggest teaching of Jesus. Love one another as I loved you. Nes tai yra pats svarbiausias mokymas Jėzaus. Mylėkite vieni kitus, kaip aš jūs mylėjau. So in Matthew, okay, now this is enough for the time being. I continue on the healing. Čia užtenka šitam ir aš tęsiu, gilinsiuos labiau į išgydymą. Now have you got an enthusiasm to read Matthew 5, 6, 7? Ar turit entuzijazmo skaityti Mato 5, 6 ir 7 skyrius? Yes, that's very important. Labai svarbu. There are a lot of important teaching which Labai is daug svarbaus mokymo. relating to our life, our Tai family. yra labai stipriai susijęs su mūsų gyvenimu ir mūsų šeima. Yeah. We have to listen and act upon that. We Mes have to turime act. klausyti ir veikti pagal tai.
Okay, now after Matthew 5, 6, 7, Po Mato 5, 6 ir 7 skyrių. so in these 3 chapters, it's only teaching, there is no healing. Yra čia šituose skyriuose tik tai mokymas Jėzaus, bet nėra išgydymų. Then he is coming down from the mountain, Tada jisai grįžta nuo kalno, chapter 8, 8 skyrius, a lot of healing. daugybė išgydymų vyksta. Now go one by one. Viens po kito dabar. As he was coming down, a Please. crowd followed him, and then a leper approached. Read 2. Read it 2. And then a leper approached, did him homage, and said, Lord, if you wish, you can make me clean. 8 skyriaus pati pradžia, kai Jėzus leidosi nuo kalno, jį lydėjo didelės minios. Štai, prisiartino raupsuotasis ir parpuolęs prieš jį ant žemės, maldaudamas viešpatį, jei panorėsi, gali mane padaryti švarų. Now, he stretched out his hand, touched him, and said, I will do it, be made clean. His leprosy was cleansed immediately. Jėzus ištiesė ranką, palietė jį ir tarė, noriu, būk švarus. Ir tuoj raupsai išnyko. So let us study this event of healing after the Sermon on Mount. Pastudijuokime giliau šitą išgydymo atvejį. Now, who is a leper? Kas yra raupsuotasis? They are forbidden to come out. They are supposed to be in a camp. Jiems yra uždrausta išeiti į laisvę, jie gyvena tam tikrose stovyklose. And they are rejected from their family, from their society, from their church or synagogue, and they are dumped into a wild area. Only lepers are there. Jie yra atstumti šeimos, visuomenės, bažnyčios ir jie yra uždaryti į tam tikrą tokią erdvę, kur jie gali būti ten tik tai. For them, it is like a hell on the earth. Jiems tai yra kaip pragaras ant žemės. They cannot meet their wife or husband Jie or negali their children. susitikti vyro su žmona, žmona su vyru arba susitikti su savo vaikais. They cannot go and worship in the church or Jie in the negali synagogue. eiti į bažnyčią ir šlovinti Dievo. There is no social contact. Nėra jokio socialinio kontakto. And they know there is no medicine for leprosy. Ir jie žino, kad jiems nėra jokio vaisto tiems raupsams So išgydyti. they have no hope in their life. Jie neturi jokios vilties savo gyvenime. But Bet you can imagine how this leper came to Jesus. ar jūs įsivaizduojat, kaip tas raupsuotasis atėjo pas Jėzų? We assume from the historical background, Mes manom iš to istorinio konteksto, these lepers are kept in a valley of a mountain. yra manoma, kad tie raupsuotojai buvo laikomi tokiam slėnyje tarp kalnų. So maybe when Jesus was preaching from the top of the mountain, Kai Jėzus skelbė nuo kalno, maybe this leper heard this. Galbūt tas raupsuotasis išgirdo Jėzaus žodžius. So there were many other lepers. It's a camp of the leper. Nes tai galbūt buvo toksai kaip stovykla tų raupsuotojų. So imagine Įsivaizduokit. Jesus' voice. Jėzaus balsas. Come to me, all those who are heavy laden, I will give you rest. Jėzaus balsą išgirsta. Ateikite pas mane visi, kurie esate prislėgti. Whose voice is that? O, kieno čia balsas? I feel hope that I can go to him. Aš jaučiu viltį, kad aš galiu eiti pas jį. And the other lepers said, no, you should not go. If you go out, they will stone you, O they will visi kill kiti you.
visi kiti tie raupsuotojai, ne, tu negali išeiti, nes būsi užmėtytas akmenim. Blessed are you! Palaiminti esate jūs. He says, you are blessed. Jisai sako, jūs esat palaiminti. He did not say you will be blessed. Jis nesako, jūs būsite palaiminti, jūs esate palaiminti. Blessed are you! Kingdom of God is yours. Esate jūs, Dievo karalystė yra jumise. I must go to him. Aš privalau eiti pas jį. He will surely do something for me. Jisai tikrai man kažką I padarys. feel hope. Aš jaučiu viltį. What? You cannot Ai, go. negali ten Leprosy eiti. cannot be healed. Ne, Who can heal ne, leprosy? raupsai negali būti išgydyti, nesąmonė. Come to me! Ateikit pas mane. See, it is whose voice? Kieno čia balsas? That voice is touching my heart. Šitas balsas liečia mano širdį. I will go. Aš eisiu. Oh no, you will not go. Ne, tu No, I neisi. will go. Ne, aš eisiu. Okay, then you go, they will Gerai. kill you. Gerai, eik, būsi It is uždraustas. forbidden for a leper to go out. Yra uždrausta išeiti raupsuotajam. I don't care, I hear the voice Man of visai God. nesvarbu, aš girdžiu balsą ir aš eisiu. See his faith. Matot, jo tikėjimas. It is forbidden for a leper to go out. Yra uždrausta raupsuotajam išeiti, But he might have heard bet jis tikriausiai išgirdo a word of Christ from Jėzaus far away. Kristaus žodį iš toli. So he got a courage to go Jis alone įgavo drąsos eiti vienas. against the rules of the government. Pasipriešinti šitoms visoms taisyklėms. So that's where to understand. Then a leper approached. Ir tada raupsuotasis atėjo, And priėjo, then next word is, išartino. he did him homage. Ir kitas puolė ant žemės, pagarbino. Can you imagine? He prostrated down on the road worshipping Jesus because he believed this Jesus is God. Jisai parkrito ant žemės prieš Jėzų, nes jisai tikėjo, kad jis yra Dievas. He had no shame to worship him on the road. Neturėjo jokios gėdos jį šlovinti ant kelio, kristi prieš jį ant kelio. You see the development of a healing. Ar matot, kaip vystosi tas išgydymas? First of all, he got full confidence Jisai gavo pilną because pasitikėjimą, he heard the voice nes of God. išgirdo Dievo He is balsą. confident that Jesus is the only hope for him. Jis turi vienintelę viltį, kad tik tai Jėzus gali jį išgydyti. And he believed this Jesus is God. Ir jisai tikėjo, kad Jėzus yra That is Dievas. why he did him homage. Ir štai kodėl jis jį pagarbino. Now he is praying. Dabar jisai meldžiasi. The first word is Lord. Pirmas žodis viešpatie. Lord means Viešpatie. Tai reiškia, over everybody. He is the king of every king. nes jisai tuo viešpatie, jisai išreiškia, kad jisai yra visų viešpas, valdovas visų. Whenever we say in Jesus' name, in Jesus' name, Jesus' name, don't say it so lightly. Say with reverence. Kai sakot, Jėzaus vardu, niekada tai nesakykit He familiariai, is the bet Lord. visada su tam tikra He is the gilia King of pagarba. kings. Jis yra viešpats, He jis is yra karalių almighty. karalius, jis yra visagalis. Lord, Viešpatie, if you wish, jeigu tu you nori, can make me clean. tu gali mane padaryti švarų. And Jesus. Ir Jėzus, Now Jesus is deciding. ir Yes. dabar Jėzus nusprendžia. Yes. Taip. Now that decision he is transmitting in three ways. Ir šitas apsisprendimas trim būdais pasireiškia. Yeah. See, he stretched out his hand, that is the first way. Ištiesia ranką, tai yra pirmas dalykas. You know, a leper should not be touched. It is You should not forbidden to touch- touch a leper. Negalima paliesti raupsuotojo.
It is the Mosaic law. Tai yra prieš įstatymą. According to the law of Moses, you are not supposed to touch a Mozės leper. įstatymą negalima liesti raupsuotojo. If you touch, you will also get leprosy. Jeigu tu paliesi, tu užsikrėsi. But Jesus, His mercy and compassion Jo malonė ir ta užuojauta, is more than the law. jisai daugiau negu viešpats. Tai yra daugiau negu įstatymas. He stretched out His hand. Jis ištiesė savo That is the ranką. first action. Tai yra pirmas veiksmas. And said that is the second action. Pasakė antras veiksmas. But in that saying, His third action, that is Ir tame His pasakyme will, is expressed. yra išreikšta jo valia. I will do it. Būk švarus, aš tai padarysiu. Be made clean. Noriu, būk švarus. When He said, it happens. Kai jisai pasakė, tai įvyko. This is my body. Tai yra mano kūnas, So bread become His body. duona tampa jo kūnu. Be made clean. Būk išgydytas. Būk švarus. In that Augenblick, in the blick of the eye, Blyksnėje tam vat akimirkoje toje. He was clean. The Jis leprosy buvo, went away. tapo švarus. The leprosy was cleansed immediately. Ir raupsai iškart pasišalino. Visualize that. Visualize that. Įsivaizduokit visą tai. Immediately. Tučtuojau. In German Bible it says, the blick Vokiečių of the kalboje. eye. At the blick of the eye. Šitą akies blyksnių. Can you imagine? Ar galite įsivaizduoti? Believe it. Patikėti. That is the first healing after the Sermon on Mount. Pirmas išgydymas įvyko po kalno pamokslo. Is it really happened? Ar tai iš tikrųjų įvyko? Do you believe it? Ar tikite tuo, kad įvyko? Or it is a story? Ar čia istorija tik tai? Do you believe it happened? Ar tikit, kad tai įvyko, ar tai istorija? Do you believe? Ar tikit? So, like this, there are 42 events in the New Testament. You have to learn like this each point in the healing process. Ir tai yra 42 išgydymo atvejai su tokiais svarbiais punktais. Was he a Catholic, this leper? Buvo tas raupsuotas katalikas, Because there were no Catholic at that nebuvo time. katalikų tuo metu. Okay, the next one, Kitas. healing of the centurion servant. Kitas šimtininko tarno išgydymas. Chapter 8, verse 5. Penkta eilutė. When he entered Capernaum, a centurion approached him and appealed to him, saying, Lord, my servant is laying at home paralyzed, suffering dreadfully. Sugrįžus į Kafarnaumą, prisiartino prie Jėzaus šimtininkas, maldaudamas, viešpatie, mano tarnas guli namie, paralyžiuotas ir baisiai kankinasi. Jesus says, who is the centurion? Was he a Kas yra Christian? tas šimtininkas? Ar jisai krikščionis? Was he a Jew? Ar jisai žydas? No. Nu, He is a ne. Gentile. Jisai pagonis. And Jesus said to him, Ir Jėzus pasakė jam, I will come and cure him. Jėzus tarė jam, einu išgydysiu jį. See, he is ready to go all the way into the house of centurion. Jisai yra pasiruošęs eiti į šimtininko namus visą kelią. It's at least 24 hours away. Galbūt tai yra 24 valandų kelionė.
See his willingness. Matot jo norą tai daryti. And he is ready to go to the house of a centurion. Being a Jew, it is forbidden to go to a Gentile's house. Yra labai, tiesiog yra uždrausta žydui eiti į šimtininko namus. What happened? Everything okay? Ar viskas yra gerai? Okay. We want break. Yeah. Now we will break soon. Okay. Tuoj bus pertrauka. We complete this, okay? Mes šitą pabaigsim ir pertrauką. And the centurion said in reply, Ir tas šimtininkas sako, Lord, viešpatie, I am not worthy to have you enter under my roof. aš nesu vertas, kad tu ateitum po mano stogo. Only say one word, Bet tik tark žodį and my servant will be healed. ir mano tarnas pasveiks. See the faith of the centurion. Ar matot šito šimtininko tikėjimą? And Jesus said, Ir Jėzus pasakė, verse 10, Amen, I said to you, in no one in Israel have I found such a faith. taigi dėdamas Jėzus stebėjosi ir kalbėjo einantiems iš paskos. Iš tiesų sakau jums, niekur Izraelyje neradau tokio tikėjimo. See the difference in the earlier healing? Jesus touched him and he was near to him, touched him, he was healed. But in this case, even the centurion says, you don't have to come, you don't have to touch. You say one word, there the healing will happen. Matot, kaip pirmoje toje istorijoje, ar ne, Jėzus ištiesė ranką, ištarė žodį, palėtė tą žmogų, o čia visiškai nereikalingai, jisai sako, tark žodį ir būsi išgydytas, ar ne? Why did he say that? Tiki jo žodžiu, kad Because per he žodį. believed that Jesus is God, Todėl, kad jis tikėjo, and kad Dievas yra, therefore he is omnipresent. tikėjo, kad jis yra Dievas ir visur esantis. He's God. Visur. Jisai Dievas ir visur For esantis. God is beyond time and space. O Dievas yra virš laiko ir erdvės. He's everywhere. Jis yra visur. Do you believe that? Ar jūs tikite tuo? So our faith is important. Tai yra mūsų tikėjimas labai svarbus. Okay, so this much is enough now. Now Dabar- shall we go for another session of workshop? Ar dabar eisim į kitą praktiką? Dabar? Yeah. I think they are just tired. We are not used to that. All right. So you go for a break for half an hour. Ar norit pertrauką pusvalandžio? Or 15 minutes? 15 minutes. Eh? No. So those who want to have break, you go. Others go for the group prayer. Yeah, okay. So, do one thing. Okay, sorry, so, dabar tie, kurie norit, galit eiti į pertrauką, o tie, kurie norit pasilikti praktikoje, pasilikite praktikoje. You go for the same group. Same group. Eisit į tą pačią grupę And the same thing you do. ir darysit tą patį. With this new understanding. Su šituo naujų supratimu. Start. Please go. Taigi, kas nori, And those galit išeiti į who want pertrauką. rest, you take rest. O tie, kurie nori pailsėti, išeikit, o tie, kurie So nori those pasilikti groups who praktikoje. are less people, you can join with the other groups. Tada turėsit mažiau žmonių ir galėsit ten suformuoti grupelės. Yes. Taip. Thank you. And come back, go for lunch, supper at 6 o'clock. 6 valandą yra vakarienė. And after 6 o'clock, come here at 7 o'clock. Ir po to 7 valandą ateinate čia. Čia. What is that she wants? I don't know. Okay, okay. Yra 50 metų, kaip viena pora šiose gyvena santuokoje.
50th, yes. Elvyra ir Albinas ir norim juos pasveikinti palaimą. Very good, very good. 50 years jubilee, oh, very good, jubilee of the couple. Dėkojom šventai dvasiai už šitą jų kelionę. So, jubilee of the couple. Vestų juos viešpatį. Eikit pasirodyti visiems. Yeah. So let us thank God. Viešpatie Laimink juos, viešpatie laimink juos ir visa, kas juose begyrė tavąjį vardą. Viešpatie laimink juos, viešpatie